Tikrai nebus. Aukštytės padavimas. Nesusitvarko su juo labai gerai švedės, bet čia ne kas kitas kaip Izabelės ataka. Pati yra įsirašiusi tašką, keliauja prie padavimo linijos. Tikrai įspūdingas aukštis. Randa kaip prasukti kamuolį pro lietuvaičių užtvarą. Čia ataka iš vienos zonos. Gera apsauga. Pravdinskaitė. Rusnės pasas į kampą. Jasipenko. Ir neužkabina patogiai kamuolį antrąjį turnyrą. Pirmojo metu. Jos žaidė 2 rungtynės prieš Kuračių komandą, kuriai nusileido 14 Švedijos numeris. Susitvarko čia su priėmimu lietuvaitės, bet užpulti nepavyksta. Tai pavyksta. MVP tai yra pačia naudingiausia žaidėja. Tai iš tikrųjų jau prieš ją. Na, čia Hanos Helvik puikius padavimas. Čia išmuša kamuolį į viršų lietuvaitę. Susikuria labai neblogą ataką Šalkutę. Čia lietuvaičių užtvara ir ją apeina Švedijos atstovės, o tiksliau komandos kapitonė Ana Hak. Ir po truputį tolsta švedės nuo lietuvaičių pirmajame sete. Ir Rūta Staniulytė, viena labiausiai patyrusi žaidėja Lietuvos rinktinėje, kuri Lietuvos rinktinėje priklausė ir prieš 10 metų. Prieš tą ilgąją pertrauką čia mieliausias akiai šventimas po eiso, tai yra po netremto padavimo. Ir tikimės, kad Rūtai pavyks jį pakartoti. Puikiai įsiveda kamuolį švedės, ataka per kraštą. Labai gerai sudirbo Rakauskaitė su Pravdinskaitė prie užtvaros. Na čia labai įdomu kameros kampą. 11-8. Neleidžia lietuvaitės atitrūkti toli savo varžovėms. Monika Šalkutė ir jos firminis išsuktas kamuolys įstrižai. Fantastika. Karolina Pravdinskaitė, pagrindinė Lietuvos rinktinės pasuotoja. Čia 2 rankom metamas kamuolys, Rakauskaitė jį uždaro. Dar kartą. Čia kokia, Jasipenko gynyba. Ataka per kraštą. Mestas kamuolys. Ir vis dėlto fiksuojama, kad kamuolys anksčiau palėtė grindis, negu Šalkutė ranka spėjo jį atmušti. Švedijoje yra tikrai populiarus salės tinklinis, pritraukiantis nemažai žiūrovų visose lygose. Žaidėja kaip Izabelė Hak ir jos vedama Švedijos rinktinė susirinko pažiūrėti tikrai daug žmonių. Ir pati keliauja prie padavimo linijos. Pravdinskaitė per galvą Paukštytei nuo rankų, kamuolys vis dar ore, proga švedėms. Ataka per galvą, Izabelė ir čia kaip apsigina Paukštytė, bet nepavyks išlaikyti kamuolį. Vyriausiasis Lietuvos rinktinės treneris, Mateuš, atrodo sunerimęs, susikaupęs. Rakauskaitės ataka ir kaip čia yra išnaudojamas. Ataka per galvą, aišku, kad Izabelė Hak ir aišku, kad taškas.